Sveiki visi, nors ir eilinį kartą pasipuošus herką, bet galvoju vis tiek aš jau pasirodysiu, nors truputį paplepėti. Tai šiandien yra kovo 28, šeštadienis, tai dar tų kovo dienų yra. Tačiau aš žinau, kad aš jeigu ir siunėsiu, tai tik vieną darbą, tai jau ar taip tą progresą, jau tada pamatysit balandžio mėnesį ir nieko jau čia labai neįvyks per tas kelias dienas. Dėl to, kad arba dabar, arba jau tada įkelčiau tik tai balandžio vidury. Tai nusprendžiau, kad nesitaskykim nieko to, kad leiskit man už tas porą dienelių ir apie kovą pakalbėsim iš anksto. Kovas buvo labai užimtas, nežinau, kažkaip sunku darosi visur viską suspėti. Vaikas laikė egzaminus, buvo stresiuko, tada kovo 11 paleidau Tautiškumo salą. Praeitą video kalbėjom, kaip būtų faina paleisti, tai kaip žinot, kai kas žinot, galbūt kai kas ne. Man pavyko tai gyvendinti ir kovo 11 pasileido salą. Tai kovo pirmą pusę mėnesio stengiausi labai suspėti suadministruoti viską, padaryti tas 4 skirtingas schemas, žodžiu, viską suorganizuoti. Tai gal atrodo, kad ten darbo nėra, bet ten to darbo įvalės. O jau po to, kai paleidau, dabar jau reikia sužiūrėti, kad visus gautų savo dalis ir panašiai. Tai žodžiu, daug ten to darbelio, bet man labai patinka. Aš, kaip ir minėjau, man norėjusi duoti kažkokią duoklę ir Lietuvai kuriant tas schemas, tai tikiuosi, kad tai pavyko. Tai va, tada visokių užsakymų turėjau, darbo, žodžiu, daug, visko daug. Tada dar pas mane, turbūt jau supratot, kad prie visų mano dabartinių hobių, kaip siuvinėjimas, skaitimas, schemų kūrimas, vaikščiojimas, darbas, motinystė, param. Dar aš mėgstu tos visus sendaikčius, antikvarus, padėvėtus, tai va čia irgi sukausi ir čia prisidėjus turiu. Kovą aš daugiau pirkau negu siuvinėjau. Prie viso to prisidėjo dar ir Vintedas. Tai tikrai šį mėnesį buvau lankytoja šitanais. Tai va, tai judinau 4 darbus, 2 judinau intensyviai. Čia jau va, vieną iš jų galite matyti, bet papasakosiu viskas iš eilės. Tai 2 judinti tikrai stipriai, viena kalba apie kelis tūkstančius bent jau kryželių, 2 judinau ten porą šimtų. Tai va, tai 2 pradėjau, iš tų 4, 2 yra pradėti ir iš tų 4 vienas yra pabaigtas. Tai va, tai tik tai 4 darbų kaip pajudinti, tai netiek jūs matysit mano progresų, daugiau vaizdų, kiek va, pirkinių. Tada išrinksim laimėtojus, pasikalbėsim apie knygas ir viskas, ir užsibaigs. Tai nežinau, kaip darysiu, gal dabar atsisveikinu sekundėje, nes dabar dar nežinau, ar pirmiausia matysit progresus, ar pirmiausia matysit dovanas. Tai jungiamės į kitą gabaliuką. Na gerai, tai ką, pradedam, startuojam. Aš pažiūrėjau, parodysiu dovaną, gavau ir dovanų. Tai gal iš kito galo pradėsim. Galbūt labai seniai atsimenat, aš esu siunėjus štai tokį darbuką, kur parašyta Naujoji Zelandija, nes mano draugė yra keliautoja, kuri keliauja po visą pasaulį. Tai tikrai labai labai daug ir labai įvairias šalis, ten ir Peru, ir Amerika, ir Kinija, ir Australija. Ir jinai kažkada labai seniai buvo Naujoje Zelandijoje ir rado štai tokį vintažinį rinkinuką ir aš esu išsiuvinėjus. Ir šiemet važiavo antrą kartą po 8, man atrodo, metų pertraukos į Naująją Zelandiją vėl. Ir žiūrėkit, ką man parvežė vėl rinkinuką. Iš niekur pasaulyje man neparvežė rinkinių, bet antrą kartą parvežė iš Naujosios Zelandijos. Tai čia jau yra paukštis, tai pasakysiu, kauajus. Tai va, toks gražuolis mane aplankė, tai čia yra jau viskas paruošta tam skirtukui. Tai kažkada bus išsiuvinėtas. Tai žiūri smagu iš kito pasaulio kraštą antrą kartą su paukščiais. Tada buvo tam tikrų Vinted pasisukimų. Tai nuploviau už tai tokį seną Dimensions
Žiauriai faina. 95 metų gimimo. Oh my god. Tikrai labai senas, labai gražuolis, petitas. Aš už jį sumokėjau, aš už siuntimą mokėjau brangiau negu jis kainavo. Tai va, įsivaizduokit, ant kiek man pasisekė. Iš Suomijos jis pas mane keliavo ir žiauriai fainas. Manau, kad ilgai netruks ir pradėsiu. Aišku, kad pakeisiu audinį, nes čia 14 aina. Bet jis toks labai paprastas, gražus, aš manau, kad jį labai greitai galima įveikti. Tai va, labai džiaugiuosi. Ir buvo pas mane ten tam Vinted pinigėlių prisikaupę. Ir aš žiūriu kelis dimus, labai ten fainus, pasilyginau kainas, tai ten tikrai šiek tiek yra pigiau. Ir rinkausi tarp dviejų variantų ir prigrėbiau štai šį. Dabar kas žiūri šitos mano video, porą metų, žino istoriją, kad aš labai seniai, kai mano dukra buvo kūdikėlis, norėjau šito rinkinio ir aš galvojau, kad jis vadinasi Summer Bouquet. Ir aš vyro užsiprašiau jo, o iš tikrųjų Summer Bouquet buvo visai kitas Dimensions rinkinys ir aš gavau tą kitą dovanų, o ne šitą. Tai aš jau tą Summer Bouquet esu išsiuvinėjus, kaip jūs žino, 10 metų siuvinėjau, o šitam noras nepraėjo per 10 metų. Tai galvoju, Vinted pardavinėt Dalę, linkėjimai Dalę, nes jie mane labai, pasveikino ir atvirutę gavau ir dar papildomą dovanų gavau, kurias parodysiu. Tai linkėjimai tau, iš Dalytės nusipirkau šitą savo svajonių rinkinį, kuriam noras nepraėjo 10 metų. Tai tikėtina, aš irgi siuvinėsiu 10 metų. Ir Dalytė man pridėjo dovanų, štai šitą žurnalą. Labai gražus, su prancūziškais motyvais. Dar kažko labai neišsirinkau, bet tikrai labai gražių yra darbukų, tai manau, kad ateis laikas ir jam. Šitą papūgė labai graži. Man šitą mėnesį su papūgom yra reikalų. Arba jau matėt, arba toj pamatysit. Nežinau, kaip sudėliosiu sumontuosiu šitą video. Tai va, tai čia buvo iš Vintedo ir dabar parodysiu iš visokių vairių vietų. Prisipirkau visko. Lelytė. Leliuk. Tuoj, sekundę. Labai nepykit iš triukšmo. Gal vyras iškirps šitą mano bruzgėsi. Žodžiu, važiavam. Paukščiai. Tai va toks gražus kolibris. Jėtina. Aš jau ne kartą suradusi būtent iš to Heritage Crafts. Kingfisheris. Man atrodo, kad kolibris čia. Tada labai fainas pingvinukas. Tada Botifreds. Labai gražus. Man labai patinka spalvos kitai pusė. Žiūrėkit, kokias ryškias. Tai va toks. Man yra manija su povais pastaruoju metu. Irgi apie tai pakalbėsim. Tai labai fainas. Tada radau Dimensions. Štai šitą. Jis tiktų su tuo katinuku, kur prie namo yra. Tik tai čia yra tas kitas siuvinėjimas. Tas stand cross stitch, bet aš galvoju, kad gal čia galima siuvinėti ant paprasto. Aš tik tai nežinau, ar yra čia pati schema, dar netidariau. Ta prasme, ta standartinė schema. Tiesiog čia yra išpiešta, pavyzdžiui, takas išpieštas, ne? Tai aš galvoju, gal galima tą taką arba tą dangų pats susikurti su pusinukais ir tiesiog siuvinėti tai, kaip mes siuvinėjom. Tai va, tai aš manau, kad aš bandyčiau tokį variantą, bet man reikia patikrinti, ar čia yra normali schema viduje. Aš nežinau. Ar čia tik tai ant audinio ta schema. Nes jeigu yra pati tikra schema, tai jis man labai patinka ir sakau, aš jam netgi turėčiau porininką. Aš schemas kuriu, tai ko aš čia nepadarysiu, kažkokią tokučią ar dangaus. Pusinį. Tikrai sukurčiau. To labiau, kad jeigu daryčiau savo XSD failą, tuo pačiu ir padaryčiau tą dangų su tokučiu. Tai va, labai gražus, labai dimensiškas. Manau, kad būtų labai man. Šokiukas čia. Tada žiauriai patiko, tikrai planuoju, manau, kad neužilgo ir pradėsiu. Štai Anhor liūtų pora.
Labai man jisai fainas ir gražus, tik tai man vyras sako, žiūrėk, kodėl tas liūtas kaip nėščias. Ir man dabar niekaip iš akių neiškreda, kad jis tikrai čia kaip nėščias. Tai reiktų, manau, kad pakoreguoti kažkaip, nes, pažiūrėkit, net iš tolo šviečia tas bumbulas. Tai gal čia taip turi būti, bet sakau, vyras taip pat kaip ir mano dėmesį ir aš dabar niekaip neišmetu to iš galvos, nors pats dizainas tai man superinio grožio ir tikrai bus pradėtas. Tada katinukas, žiauriai irgi fainas, aš tiesiog su katėm pas mane visoks santykis, gal ne man, bet žiauriai gražus, žiūrėkit, tokia graži pelytė. Siūlai, toksai jisai iš savęs žiauriai gražus dizainas, man labai patiko, tiesiog pati su katėm nedraugauju, bet tikrai labai fainas dizainas, tai dar nežinau, ką su juo darysiu. Tada radau tokį DMC, neiškiukas fainas, paplūdime, labai prancūziškas dizainas, net nekilo man klausimų, kad čia prancūziškas. Tada irgi labai patiko štai tokie paukščiukai. Dženlin, tikrai labai, toksai man labiau gal dimensiškas, bet žiauriai toks kaimo vaizdas. Labai patinka. Ir tada aš turiu tokią obsesiją ne su siuviniais susijusią, bet meškom. Tai štai kokios lanartė meškos. Irgi labai kažkaip iš širdį mane pakabino, tai irgi manau, kad aš jas išsiuvinėsiu. Labai gražios. Tai va, čia iš tokių didelių, normalių pirkinių. Ir tada dar radau čia porą tokių smulkmenėlių, bet dar ką parodysiu. Dar paradau senąjį siuvinėjimo kryželių žurnalą. Ir labai patiko jame vienas darbas. Tuoj sekundę šį surasiu. Ir aš manau, kad sakiau, atsimenat, kad biškai yra pas mane tos obsesijos spalvams. Tai yra čia Joan Elliot. Šita schema žurnale. Linkėjimai Ilona, mūsų Joan Elliot gerbėjai, gal nebūtinai šito darbo. Bet, žodžiu, labai jis man patiko, labai gražus. Yra schema žiauriai aiški. Aš dar tais laikais, kai buvo leidžiamas, varžuolį, kai buvo leidžiamas, aš dar nesiuvinėjau, tai dabar pagalvojus, tikrai gal buvo verta įpirkti. Tai va, tai aš manau, kad aš persirinksiu į XSD ir manau, kad pradėsiu, nes kažkas man irštais povais. Man anksčiau povai buvo tokia klišė, gal netgi biški neskoninga, o dabar visiškai, gal aš tiesiog tapau neskoninga, bet man žiauriai pradėjo patikti povai, ypatingai siuviniuose. Taip, ir čia tada porą smulkmių, va tokie va pilnai išsiuvinėjimo, čia bus 3, toks, tada toks mažiukutis, toks meškius, pradedančiųjų toks, nežinau, kur man reikės padėti, bet, žodžiu, tokį radau dar. Tada nerimo, kadangi šiais metais turiu tikslą išmokti nerti, tai va, dobis, gražuolis dobis. Ir tada dar tokį dalyką radau, žiūrėkit, čia yra rinkinys, pasidaryti tos ženkliukus, kur būna. Viskas yra. Ir yra netgi speciali aparatūra, kaip juos ten suspausti ir visą kitą. Va. Ir net yra siūlų, kokius nori gali pasidaryti, bet tu gali pasidaryti ženkliukų. Čia kalėdam. Tada va tokį. Iš karto su rėmeliu. Tada dar vienas pilna išsiuvinėjimo. Toks biškai paplyšęs, bet vis tiek prigrėbiau. Tada toks, man labai fainas tos būna pakabėlės. Oi, koja nutirpo. Kol aš jums čia pasakoju, kojas nutirpo. Štai toks, su baloniukais. Ir tada toks, nelabai galiu rodyti schemą, bet jinai tikrai yra paplitusi. Čia yra toksai Be Kind. To greit parodo. Va.
Tai net be viršelio, bet yra ir lankelis ir visi siūlai. Aš kažkada buvau nužiūrėjusis, jog tą schemutę, jinai man visai gražinė, internete tai tiesiog plaukė. Tai man visai nepatinka ir prigrebiau, radau daug lankelių. Tai aš su jais neplanuoju siuvinėti. Neplanuoju aš su jais siuvinėti. Bet aš galvoju, kad tos medinius tikrai galima paskui apipavydalinimui naudoti ir paskui pas mane į lentyną įdėti, kaip pavyzdžiui, vekna. Tai va, čia dar tokie blizgučiukai, jas darbams. Tai tiek iš visų šitų mano pirkinių, tai dabar arba eina žiūrėti, ką aš pasiuvinėjau, arba einam išrinkti laimėtoją. Vis dar nenusprendžiau, kaip dėsiu šitą video. Tai ką, iki greito. Na ką, tai kaip man sekėsi kovo mėnesį, tai štaip išpuoštas, viską suprasit laiku. Tai kaip ir minėjau, siuvinėjau 4 darbus ir siuvinėsiu, kiek beliko to kovo, tai pradėti buvo 2 darbai, vienas užbaigtas ir tam tikrus gabaliukus esu nufilmavusi. Taigi dabar šokam vieną tokią dalį. Sveikučiai, šiandien kovo 1, ką tik nufilmavau jums vasario video ir išėjau su šuniuku pasivaikščioti. Ir kaip neįtikėtinai buvo gera, saulė šviečia, sniegas tirpsta, tiesiog šilta lauke gera. Ir aš pajutau, kad reikia apiforminti man tą pavasario pradžią. Ir grįžau namo ir nusprendžiau pradėti darbą. Tai galvoju, reikia jums ir iškart nufilmuoti. Taip, tai atsimenat, aš sandaičius esu radusi štai tokius gražuolius ir nusprendžiau pradėti gėlytes. Nes kas labiau apibūdina pavasarį, jeigu ne gėlės. Tai va, tai išardžiau, tai viduje yra tokios kortelės, o kitoj pusėje yra schema. Tai aš ją netidarysiu, bet, žodžiu, patikėkit, kad taip yra. Tai nusprendžiau pradėti, paėmiau patį viršutinį šitą, susirinkau į Fantastitch. Ir planuoju šiandien pradėti. Rinkausi Fantastitch dėl to, kad yra perėjimas tarp telefono ir planšetės savaime automatiškai vienas nuo kito persiduoda progresai. Tai šitie darbukai pas mane bus lydint dukrą į būrelius. Tiesiog tuo metu siuvinėsiu. Tai galbūt reikėjo ne nuo šito pradėti, o nuo kokio šito. Šitas daug labiau pavasarinis, o ne žemuogių žydėjimas. Šitas gėlės visada labai anksti būna. Bet tiesiog šitas man taip patiko, paėmiau šitą susirinkau, bet planas yra visus 4 išsiuvinėti po vieną. Tai va, tokie mano planukai. Nenoriu labai kažkokių, kadangi čia tikrai labai mažos schemos, apie 60x60. Tai tiesiog atsidariau savo audinių sąvartyną ir susiradau štai tokias atraižėlės likusias. Tai įtariu, kad visos čia jos netilps. Bet bent jau gal 4 turėtų tilpti. Tai 4 ir yra. Bet žodžiu, 2 gal tilps, nežinau. Nes galvoju, gal išsiuvinėti ir palikti tą audinį ir paskui galbūt padarysiu iš jų kosmetinės. Nežinau, žiūrėsim, kaip čia gausis išsiuvinėjus, koks šitas dydis, man labai sunku spręsti. Tai va, tai tokias atraižėlės, tiesiog jas ir pasimsiu, bus sunaudojimas. Ir va, kokio dydžio lankeliukas. Labai mažytis. Tai va, tai žodžiu, tiek norėjau pasakyti, norėjau pasirodyti, kad iš karto kovą pradedu su pradėtukais. Aš jau jums vasario mėnesio video minėjau, kad esu emocinė siuvinėtoja, aš jau taip savo išsigryninau. Na ir tai matos, išėjau kiemą, saulutė pašvietė, pajutau, kad noriu pradėti darbą, aš ir pradėsiu. Tai kažkada pajusiu, kad noriu pabaigti ir pradėtus, aš juos ir pabaigsiu. Tai ką, iki kito prisijungimo ir tuoj susitiksim. Taigi, kaip ir gabaliuke kalbėjau apie tai, kovo 1 pradėjau gėlių korteles, štai šias ir konkrečiai pradėjau štai šitą ir siuvinėjau kelis kartus. Bet iš tikrųjų tokiais gabaliukais, galiu parodyti, ar ne, kovo 1, tada kovo 10, kovo 13, kovo 21, žodžiu, taip pat karts nuo karto po 100 kažkiek kryželio, ne 188, 190,
120, tai žodžiu, karts nuo karto tai prisėsdama. Ir štai toks rezultatas. Manau, kad labai neblogai čia viskas atrodo. Tai tas spalva šiek tiek keičiau, iš pradžių taikiau prie to, ką turiu namuose, paskui netgi ir siuvinėdama šiek tiek keičiau. Tai po truputį vis juda į priekį, bet aš niekur su jais neskubu, man gerai kaip yra. Aš jį pasiemu kažkur, pavyzdžiui, jeigu į dukros būrelį, jeigu aš vežu, nes fantastičia aš turiu telefoną ir man nereikia tada temptis ten nieko. Tai po truputį judu, tai šiaip jau turiu 54%, kas jau yra daugiau negu pusė. Ir iš viso kryželių jau esu padariusi 510. Kryželių plus biesas. Tai ir labai gerai, po truputį. Iš viso yra 930, tai daugiau vad ne pusė, 54, beveik 55%. Tai sakau, jisai taip ir toliau pas mane keliaus, jeigu kažkur nuvažiuoti reikia, su automobiliu, ilgiau važiuojam ar kažką, tai po truputį jisai ir juda. Tai su juo niekur, žodžiu, nebeskubu. Tai čia toks buvo mano pirmasis pradėtukas. Tada siuvinėjau kitą darbą ir irgi turiu šiokį tokį gabaliuką, tai jungiamės pažiūrėti į jį. Sveikučiai, aš nerimstu. Kovo pradžia ir vėl traukiu darbą. Vasario mėnesio apžvalgoje minėjau, kad mano dabartiniai siuvinėjimo darbai yra visi ant juodos aidos ir tik tai violetiniam spalvom siuvinėjasi, o man su pavasariu norisi spalvų. Tada atsiminiau, kad turiu šitas gražuolės papūgėlės ir galvoju, laikas jas pajudinti. Tai va, pradėjau aš jas lygiai prieš 4 metus, 22 metų vasarį, aš jas siuvinėjau, jas man patiko, tada įvyko agresija ir aš supikau ir numečiau. Ir tada nuo to laiko tik karts nuo karto pasiimu, truputį pasiuvinėjau ir numetu. Tai kodėl dažniausiai aš numetu, nes šiaip darbas tai lengvas, fainas, spalvotas ir visoks koks. Man žiauriai nepatinka šitas blizgantis Evas. Aš jau daugiau jokių darbų nepradedu ant šito audinio, bet šitas vis dar velkas 4 metus. Tai va, tai turbūt ir bus paskutinis ant šito audinio esantis mano darbas. Kodėl man jis nepatinka? Jis šiurkštus, tada labai tepasi, labai glamžosi. Tiesiog, ne mano. Aš esu ne kartą bandžius ne vieną darbą, ir man nepasteisino. Tai va, dabar kalbant apie pačias papūgėlės, tai taip, pagal statistiką šiaip jis nėra didelis, nors atrodo nemažas, bet statistika turbūt nemeluoja, tai jame yra 12 000 ir jau yra 32%. Neįsivaizduoju, kaip čia gali būti 32%, kai turiu tik tai truputį uodegų ir apie šitą žalę, bet tai prašom. Tai va, tai ką planuoju dabar daryti, tai eiti va šitą kampą ir padaryti šitų žolynus. Tai va, tiesiog prieiti ir užsibaigti tą dešinį kampą. Tai va, tai tokie yra planai. Žiūrėsim, kaip man seksis. Laikas papūgėlėms augti. Tai va, tai iki kito prisijungimo. Tai štai jums yra atsakymas, kodėl mano visas kovo mėnesio ataskaita yra išpuošta po papūgomis, nes iš tikrųjų labai daug laiko su jomis praleidau. Ir čia vat net ir parašyta, aš pradėjau kovo mėnesį su 32%, o užbaigiau su 58%. Tai aš padariau lygiai 24%, tai praktiškai ketvirtį darbo. Ir tikrai labai daug aš jos siuvinėjau, tai vat papūgos, žodžiu. Ir ne pamažai, po 500, gal čia geriau matysis. Beveik 600, beveik 500, beveik 600 dieną ir panašiai. Tai tikrai, vat nuo kovo 4 pradėjau ir labai daug laiko skyriau iki kovo 17, kol nusibodo. Realiai, tiesiog nusibodo, vieną dieną supratau, kad užteks, o per mėnesį aš jų nuveikiau, atsiprašau, pamečiau žirkles, gelbėjomės, tušinukų. 3300. Tai kad aš per mėnesį prie vieno darbo sėdėčiau, tiek ir siuvinėčiau, tai stebuklas.
Tai va, tai tikrai labai daug mano tempais per vieną mėnesį vienam darbui skirti 3300, nu klausykit, belekas. Tai štai ir rezultatas. Tai su šito darbu, kodėl toks rezultatas yra, nes įvyko vėl tas pats dalykas, kad aš šito darbo nejudinau labai ilgai. Aš jo šiaip pradėjau prieš 4 metus, tada Liepą vieną kartelį pasiėmiau pasiuvinėti ir viskas. Tai realiai per 4 metus siuviniau vieną kartą ir man jisai buvo kaip naujas. Ir po tiek laiko aš visiškai užsikabinau. Ir jeigu aš tam video sakiau, kad aš tiesiog noriu pasiekti šitą kampą, tai kas yra va čia? Tai, matėt, buvo vos čia pradėta geltona, vos. Nebuvo nei šitų žalių, nebuvo visos šitos papūgos, nebuvo šitos šakos ir šita papūga buvo vos pradėta. Tai realiai, belenkiek nuveikta, tai aš sakau, neatsidžiaugiu. Paaugo 4. Ir čia ne šiaip, kad kaip prieš tai buvusios gėlytės. Tikrai labai smarkiai paaugo, tai jau turiu 58%. Šiaip jau net nelabai buvo patogu čia siuvinėti taip aukštai, bet aš norėjau jum parodyti tą visą vaizdą. Ir dabar, kadangi jau atsiskaitysiu jum, tai manau, kad tiesiog imsiu ir užsikelsiu, nes čia viskas padaryta ir biesas padaryta viskas. Va čia da jau nesubiesinta. Gal čia truputį ir ta šaka nesubiesinta, bet realiai va, kiek aš jau galiu lenkt ir nes čia viskas yra padaryta. Tai, smagu. Tai kas beliko? Liko šitos papūgos galvytė, liko šitą papūgą, ir šitie tik tai lapai. Tai jau čia tikrai tiesiog imk ir daryk. Kas mane nustebino, nes mane žiauriai nervuoja šitas blizgus Evas, bet dabar nenervavo. Tikrai, visiškai kažkaip jis mane trūkdė, labai aš buvau jo pasilgusi, mane labai vežė tos spalvos, nes mano kiti darbai tokie gana pilki buvo prieš tai. Tai tiesiog visiškai pusė kovo buvo realiai tik tai papūgoms. Tai ačiū papūgoms, buvo žiauriai geras laikas, dėl to mano tas ir kovo dienoraštis yra papūginis, nes tiesiog jisai buvo realiai. Kovą aš apibūdinčiau 2 žodžiais - tautiškumo salas ir šitos papūgos. Tai va, tai nebenoriu iš jų, vėl darysiu pertrauką, gal ne 4 metų, bet truputį pailsėsiu šiam momentui, bet vis tiek jau man smagu, kiek jau čia belikė ten man. Ne, bet tiek ir daug. Tai kiek, čia iš viso yra 12 000, tai aš padariau PM8, tai gal kokie 5 000 liko, 4 500, kažkas tokio. Tai visai manau, kad mes čia labai gerai judame priekį. Tai va. Ir dabar parodysiu savo pabaigtuką. Tai jau matėt lentynai turbūt, bet užbaigiu vekną. Labai džiaugiuosi ir aš jau jį paėmiau labiau tuo metu, kai... meluoju, galvau, kad aš jau po papūgų jį paėmiau, bet iš tikrųjų tai ne. Irgi nemažai siuvinėdavau. Ir iš tikrųjų, jeigu ne vekna, būtų buvę labai daug dienų nesiuvinėta. Nes tom dienom po darbo, kai aš jau praktiškai kojų nevelku, vekną paimdavau, nes tai būdavo, tiesiog viena spalva paimti ir kokią nors stulpus daryti, ne? Tai realiai čia visai kitai būtų atrodė viskas, būtų buvo daug tuščiau, nes pažiūrėkit, pirmadienis 1300. Realiai tiesiog po darbo jau kiek galėjau, tiek paėmiau, tų stulpų padėliau. 131. Ketvirtadienis. Ketvirtadienis. 180. Tada antradienį nesiuvinėta, trečiadienį nesiuvinėta, kitą trečiadienį irgi nesiuvinėta, vėl pirmadienį nesiuvinėta. Tai va šitom dienom, taip būtų atrodę ir čia. Tiesiog vekna mane gelbėjo 200, 240, kai imi, čia pabaigoje daugiau po 200, nes jau buvo belikusi viena spalva ir tiesiog aš jau žinau, kad reikia ją užpildyti. Tai toksai bukas badymas po darbo, būtent šitą funkciją man atliko vekna. Ir jeigu man būtų reikimti bet kurį kitą darbą, aš jo nebūčiau ėmus ir ten būtų buvo tuščia.
Tai vat, jisai buvo man tas, po darbo nieko nebenoriu, bet gaila laiko, tai pabandysiu vieną spalvą. ir puikiai baigėsi, rezultatas toks, koks yra. Per mėnesį aš jo padariau 2491, tai 2,5 tūkstančio. Taip ir užaugo į buką badymą. Tai aš tokių dizainų dar turiu dar 2. Vienas irgi toks rožinis, bet čia ne Vekna, o Demogorgonas. O kitas irgi su Demogorgonu, bet ne rožinis, o toksai žalias. Toks smaragdinis. Tai va, tai aš manau, kad gal dabar ir palsėsiu kokį balandį nuo jo, bet ir kitus taip judinsiu tiesiog bukam pabadymai po darbų. Labai lengva, labai fain, labai džiaugiuosi. Turim pabaigtuką, kaip matėt, šiaip jisai pas mane ten lentynoje tiesiog su to pačiu lankeliu dabar gyvuoja. Ir vakar buvo tokia diena, kai aš jau vėl grįžau po ilgesnio laiko prie siuvinių, nes labai gerai matosi, pažiūrėkit mano paskutinę savaitę. Sekmadienį padariau tiesiog gėlių puokštį 180, tada nesiuvinėjau, Vekna daužiau, nes tiesiog viena spalva buvo liko, nesiuvinėjau. Nu ir vakar jau penktadienį jau savo skyriau laiko. Dukra išvarė į kiemą, aš prisėdau, tai užbaigiau Vekną, tai irgi viena spalva buvo belikė porą plotų ir vakar pradėjau naują darbą, tai aš jums turbūt jau rodžiau savo pirkinukus, man atrodo, arba dabar pamatysit po šito gabaliuko, bet tame pirkinukuose šito darbo jūs nematėt, bet aš jį irgi radau ir jis man taip patiko, kad aš jį pradėjau. Tai vakar pradėjau, šiandien dar nieko nesiuvinėjau, tuščia, bet jau klausimas, ar besiuvinėsiu, čia pusė dienos užima tas filmavimas. Ne, šiaip iš tikrųjų šiandien buvau susitikusi su siuvinėtojum, tokia sena mūsų siuvinėtų hebra, mes tik tai 5 susirinkom, bet praleidom nuostabų laiką. Ir aš po jo grįžau tokia visa motyvuota ir iškart galvoju, reikia imti ir nufilmuoti. Tai jau 6 valandos. Tai kol čia nesausiu su tais viską jums parodyti, tai ir atėjo vakaras. Gerai, nesvarbu. Tai vakar pradėjau naują darbą ir būtent jį aš judinsiu šiandien, jeigu pavyks. Ir likusias kovo dienas, jeigu pavyks, nes jisai bus mano atostoginis. Aš iškeliauju atostogų, galima jau tart, ir aš jį pasimsiu su savimi. Tai koks tas darbas yra, tai štai toks. Aš panašias schemas kuriu, tai man tiesiog labai patiko, labai gražus jisai pasirodė. Ir aš šį vakar pradėjau. Aš jau susirinkau CSD, tada pradėjau. Tai va, tai čia tiesiog toks ir viduje yra schema. Toks paprastas man į kelionę bus pats tas, tai paėmiau ir pradėjau vakar ir nuveikiau tiek. Tai kaip aš jau minėjau, kad 2 darbai ėjo intensyviai, tai Vekna ir papūgas, gėlytės ir šitas šiek tiek. Nes šitas tai tikrai vakar tiesiog pradėtas, tai vakar aš išsiuvinėjau 282 kryželius ir tai yra 5 procentai. Tai bet čia dar šiek tiek dar yra, 5 procentukai, visi su manim keliaus pamatyti pasaulio. Nu labai mano. Ir matot, sakau, su tojais povais mano obsesija. Ir aš jis tiesiog pas save vadinu povų sampleriu, nu šiek tiek tai 2 povai. Tai visiškai sampleris tokio skonio, kad aš tokį norėčiau sukurti. Turiu omeny, kad mano galvoj kažkas tokio dažniausiai ir kuriasi, kol tampa schema, kurią aš paleidžiu pasaulį. Tai galėtų būti mano sukurtas darbas. Nėra, bet visiškai absoliučiai mano skonio. Tai kalbant apie mano schemas, tai reikia išdalinti dovanas. Tai jeigu atsimenat, galima buvo laimėti 2 schemas. To pasidalinu. Turim. Taip. Širdelės. Rūtos schema fizinis. Labai daug žmonių nori, bet soriukas. Tik tai viena schema yra. Ir galima buvo laimėti
su žodžiu Valentinas, tai mano daryta schema. Tai va, tai aš jau pasirašiau, galim ištraukti laimėtojus. Tai kadangi Valentino norėjo mažiau žmonių, tai nuo jo ir pradėkim. Liūdesys, širdelių schema keliauja jums. Tautiškumo nedovanoju, nes tas, kas norėjo gauti nemokamai, galėjo dalyvauti salę. Tai ne ir taip jau laisvai prieinama. O dabar širdelės. Tai kas laimėsit, irgi susisiekit su manim, nes man reikės išsiųsti. Prilipo kažkas. Gabija, Leno, prašom su manim susisiekti ir aš išsiųsiu šitas širdelės jums. Tai va, tiek norėjau parodyti apie siuvinius, o dabar pasikalbėsim apie knygas. Tai tiem, kam knygos įdomu, prašau pasilikti, o kam ne, tariu sudie. Nu ką, kovą buvo 3 knygos perskaitytos, tiksliau 2 perklausytos ir 1 perskaityta. Tai vat galima apie tai ir pasikalbėti. Tai gal pradėsim nuo šitos blogos manieros. Žinokit, kaip man patiko, aš tiesiog negaliu patikėti. Aš pamačiau šitos knygos rekomendaciją kitos siuvinėtojos Facebook'e, Rasos. Jeigu netyčia Rasa žiūri, tai linkėjimai. Jis apie ją savo Facebook anketoje pakalbėjo, kad jai patiko, kad, žodžiu, paliko įspūdį. Ir aš kažkaip audiotekai pamačiau ir galvoju, gal pasileiskim. Ir kaip man patiko, aš tiesiog surijau šitą knygą. Tai yra debiutas lietuvių autoriaus, bet labai gerai parašyta. Tai dažnai skaičiau komentaruose nemažai, kad daug ką buvo išgąsdinę atseit apie sovietmetį, bet ten net tame esmė. Ne to yra, bet pati knyga visai kitur veda, kaip jinai gyvai parašyta. Aš žmogus gimiau jau laisvoje Lietuvoje, bet aš jaučiausi, kaip ten vaikščiočiau, kaip viskas, kaip tiesiog pilnai suvokiu tą knygą ir man labai patiko. Ir mano rekomendacijas paklausė kita mano draugė ir lygiai taip pat jos perklausė. Po to mes netgi šiek tiek ir padiskutavom, pasiginčiam, nes negi tam tikrą vietą skirtingai supratom, tai jinai tokia skatinanti netgi ir diskusijas. Tai tikrai labai gerai. Aš tiesiog negaliu, jau praėjo beveik mėnuo, nes aš šią kovą pradžioje išklausiau. Labai man patiko. Tiesiog. Jinai gal kitokia, nebus čia taip, netokia labai... nežinau, žinokit, ką pasakyti. Tiesiog klausykit arba skaitykit. Labai gera knyga. Skatikim lietuvių autorius, kurie tikrai gerai rašo. Pasimkite iš bibliotekos, paklausykit, nežinau, nuostabi. Labai gerai rašo, labai taigiai. Aišku, kad yra prie ko prisikabinti, bet tai buvo tokia mažmažiai, kad aš tiesiog mėgausi kiekvienu sakiniu, kiekviena eilute. Tai nenoriu aš čia spoilinti, bet man labai patiko. Gal nešokiruos, gal aš čia be reikalo taip išpučiu, bet aš tai tiesiog kaifavau nuo šios knygos. Tada galim pakalbėti apie Hamletą. Tai aš Hamletą pradėjau vasarį skaityti, bet nespėjau tiesiog pabaigti, tai galvojau per kovą papasakosiu, ir kovą ir užbaigiau. Tai pradžioj mane žiauriai pakerėjo rašymo stilius. Jis tiesiog toks, taip gražiai parašyta, ne pati istorija, bet tiesiog sakiniai ir aš galvoju, taigi čia nėra lietuvių knyga, nes koks milžiniškas darbas buvo padarytas autorės. Parašyti taip, kaip jinai jinai realiai audžia tos žodžius į kažkokią stebuklingą giją. Ir aš tikrai pirmą pusę knygos kaifavau vien tik dėl rašymo. Pats siužetas, tai jis irgi neblogai parašytas, bet man pati rašymo maniera žiauriai patiko.
Bet kas nutiko jau einant į antrą pusę knygos, jinai man nusibodo. Jau man praėjo tas visas užsidėgymas, kaip jinai gražiai rašo. Ir kažkaip jinai man pradėjo nusibosti ir man tikrai koks 100 puslapių buvo, jau taip skaičiau, nes tiesiog noriu pabaigti, bet man jau net nebebuvo įdomu, kaip jinai pasibaigs. O kai liko kokių 100 puslapių paskutinių, tai vėl labai greit suskaičiau, nes vėl užsikabinau. Tai va, tai toksai gaila, jinai galėjo būti tiesiog biškutį trumpesnė ir aš manau, kad jinai būtų turėjęs daug didesnį efektyvumą, jinai daug labiau būtų paveiki, jeigu jinai būtų buvus truputį trumpesnė. Man kokiu, 70-80 puslapių, jeigu jinai būtų sutrumpinta, jinai pilnai galėjo padengti siužetą trumpesnį ir atlikti tą pačią funkciją. Tai pavadinimas turėtų nestebint, tai kaip ir sukurta Viljamo Šekspyro gyvenimo istorija, bet ne iš jo perspektyvos, bet iš jo šeimos. Tai man labai patiko, čia yra, aš jums parodysiu, bet čia yra, žodžiu, dalis, kurią aš perskaičiau ir supratau, oh my god, šita knyga man žiauriai patiks. Tai 16 amžiaus 90-metį Stratforde, Henlio gatvėje gyveno šeima su 3 vaikais, Suzana ir 9 Hamletu bei Judita. Berniukas Hamletas mirė 1596 metais, būdamas 11 metų. Maždaug po 4 metų jo tėvas parašė pjesę Hamletas. Ir aš tada viskas pradėjau googlinti, kiek čia tiesos, taram-param. Apie Šekspyrą labai daug ieškojau informacijos, jos labai daug iš tikrųjų nėra. Tai aš mačiau, kad į tą knygą sudėjo viską, ką rado autorė. Idėja, aišku, šiek tiek yra ir jos vaizduotės. Ir pakeitimų yra, nes, pavyzdžiui, Viljamo žmona buvo Anna Hathaway, kaip yra dabar labai populiari aktorė, o čia yra Agnesė. Aišku, jinai paaiškina savo šitos sprendimus, bet, žodžiu, labai gerai. Ir pagal šią knygą praeitais metais išėjo filmas ir būtent Šekspyro žmona vaidinanti Agnesę laimėjo Oskarą už savo vaidybą. Tai manau, kad ir filmas yra fantastiškas. Tai va, ir paskutinė knyga. Mažiausiai mes čia apie ją pakalbėsim, bet irgi patiko. Žodžiu, aš bendrai paėmus kovo knygomis nesu nusivylusi, geros jos buvo. Tai yra senas jau visai, ką reiškia senas, tiesiog nenaujiena. Tai yra Ahemo turbūt trileris, Beveidės aukos. Tai gerai parašytas, aš šiaip esu Skandinavijos šitų trilerių gerbėja. Man ir Carteris patinka, ir Džonesbo patinka, tai jų yra ir daugiau. Tai neatsilieka Ahemas nuo jų, lygiai taip pat rašo tamsiai, kraupiai, žiauriai. Tai jeigu jums patinka, pavyzdžiui, Carteris arba Džonesbo, tai manau, kad ir jis patiks. Tiesiog kokybiškai, jis rašo kokybiškai. Tai manau, kad tiesiog, jeigu jums patinka tokios knygos, tai patiks ir šitai, yra mačiau ir kitų dalių, tai tikrai planuoju aš jas klausyti, skaityti, ar kaip man gausis. Tai ką, viskas, ką norėjau aš jums papasakoti. Ne viskas. Reikia paskelbti naują konkursą. Taip, naujas konkursas. Va. Kadangi, sakiau, jau minėjau, kad tautiškumo schemos nebepralaiminėsim, nes jinai salė ir taip yra salas nemokamas, bet sukūriau kitą schemą. Tai yra pavasario sodo sampleris. Jisai gali būti ir velykinis, gali būti ir pavasarinis. Kas kaip mato, tai man labai gražus ir mielas. Tai kas jo norėtų, rašykite pavasario sampleris, bet kviečiu komentuoti nebūtinai vien tik tai šitą temą. Kviečiu vertinti mano pirkinius, kviečiu vertinti mano pasistumėjimus, pabaigtukus. Aš karts nuo karto vis tiek ieškau testerių, tai yra žmonių, kurie išsiuvinėtų mano schemas. Aš schemą duodu nemokamai, o man atsiunčia savo darbą, kad aš jį galėčiau pafotografuoti ir paskui visur įkelti.
tai visada galite dėl tokių dalykų man parašyti. Laimėtojai susisiekit ir visi kitaip palaikykit, o tikėtina, kad susitiksim jau balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje. Iki greito, gražaus jums balandžio.